sąlygą aš demonstruosiu konkurenciją. Bet vienas yra labai svarbus aspektas. Aš ne visada sąmoningai galiu pasirinkti tos elgesius. Dėl to, kad nesąmoningai, kuomet aš esu veikiamas emocijų, veikiamas įtemptos sudėtingos situacijos bendravime, tai yra dėrybos, aš neretai nesąmoningai pademonstruoju tam tikrus elgesius. Ir aš esu tuo 100% tikras, dėl to, kad taip sako mokslininkai, kita vertus stebiu grupės. Kuomet užkyla emocijos, visi planai, visi susitarimai, aš jų klausiu, su kokia strategija eisit. Pradžiai mes kompromisą taikysim, paskui bendradarbiavimą. Kuomet užkyla emocijos, kokią 45 dėrybų minutę, ir vėliau mes analizuojam, tai sako, jo. Sakau, kas atsitiko? Kodėl jūs staiga nuo savo plano būti ten atėjote šičia? Bet taigi jie durniai. Bet taigi jie tai nesąžiningai su manimi elgėsi. Taigi, kartais mes reikiami emocijų visiškai nesąmoningai pasirenkant tą stilių. Ir labai svarbu. Ir kitas svarbus aspektas. Visi šitie stiliai yra labai geri, tik tai jie labai geri konkrečiose situacijose, kada mums to reikia. Aš kaip ir minėjau, atsakydamas jūsų klausimą. Jeigu aš esu labai stambi, tvirta kompanija ir man tai yra vienkartinis sandoris, aš būsiu šičia. Ir tai yra adekvatu mano situacijai. Jeigu man reikia dėrybose imti pertrauką, žaisti laiku, aš naudosiu šitą taktiką. Jeigu aš noriu išsaugoti santykius ir jeigu aš noriu turėti daugiau, mažiau man tinkamą rezultatą, aš naudosiu šitą taktiką. Jeigu aš jaučiuosi labai silpnai arba reikia man duoti kažkokių, tai nežinau, dovanų, nuolaidų, nors jų ir nepaprašė, bet noriu kurti santykį, aš naudosiu šitą taktiką. Ir naudosiu bendradarbiavimą, kuomet mes dėrėsimės dėl daugybės sąlygų ir bandysim ieškotas pridėtinės vertės, to obuolių maišo. Kalbėsim nebe apelsinus, nebe apie apelsinus, o apie obuolius. Ir tai, ką aš pradžioje kalbėjau, ką reiškia alternatyvos, ką reiškia kūrybiškumas, tai tai reiškia kūrybiškumas, kad aš ieškau variantų, ieškau galimybių. Ir kalbėsiu antroji dalyje apie pridėtinę vertę ir paversiu visą tai, ką kalbu skaičiais, mes pamatysime, kaip tai veikia. Savo medžiagoje aš pasistengiau surašyti taip, kad skaidrės kalbėtų pačios už save ir esu apibūdinęs kiekvieną iš šitų tipų, kiekvieną iš šitų strategijų, kurias mes renkamės. Taigi keletas tik tai akcentų, kad kuomet yra konkurencija, kuomet aš demonstruoju konkurencinį elgesį, iš esmės aš rūpinuosi tik savo interesais. Ir man svarbiausia prastumti, kaip čia pasakyti, kabutėse, savo idėjas, gauti savo naudą. Ir visiškai nesirūpinu kitos pusės savijautą arba mūsų santykių. Bendradarbiavimas, jau visiškas opozitas, man ypatingai svarbu geras santykis, ypatingai svarbu bendras rezultatas, kurį mes pasieksim, nes aš noriu daryti biznį, verslą ir toliau. Kompromisas, taip, tai yra geras sprendimas, tai yra greitas sprendimas, kuris išsaugo santykius, kuris duoda šiokį tokį rezultatą, bet, kaip jūs labai teisingai pastebėjot, pavalgėm, bet nesam pilnai pasisotinę. Kažkodėl suvalgėm apelsinus ir dabar svajojam apie obuolius. Vengimas, tai yra man vis tiek, man nesvarbu, aš vengiu konfliktų, bet jeigu dėrybose man reikia imti pertrauką, jeigu dėrybose aš suplanavau tylėti, nesakyti kai kurios klausimus, tai gali būti gera mano taktika. Ir prisitaikymas, aš atsisakau kovoti už savo interesus, aš jaučiuosi silpnesnis, aš atiduodu kitai pusiai kažką, ką galbūt tikrai norėčiau gauti, bet vardan mūsų santykių, vardan kažkokių būsimų mūsų susitarimų, aš tą atiduodu. Taigi čia savo skaidrėse jūs rasite aprašymą iš kiekvieno iš šitų stilių. Noriu tik tai dar truputėlį apie kompromisą pakalbėti. Kompromisas mums byloja apie tas, kaip aš sakiau, turginės dėrybas. Ir schema yra labai paprasta. Mes abu susitinkam savo pozicijose, mano pozicija A, oponento pozicija B. Aš sakau, mano pozicija tokia, 100 000, arba skirstumės. Jis sako, 80 arba skirstumės. Gerai, leidžiame žemyn. Aš tau duodu paskutinį pasiūlymą ir jisai duoda paskutinį pasiūlymą. Mes vėl kažkur tai kažką nukerpam, vėl kažkur kažką nukerpam ir pasiekam kompromisą, ten kur sulykstam. Grafiškai, jeigu paimtumėm du oponentus, čia turim pardavėją, čia turim pirkėją. Aš noriu parduoti už 100 000, pagalvojau, pasitariau su savo akcininkais, blogiausiu atveju parduosiu už 80 000, pirkėjas norėtų nusipirkti už 70, na, jeigu mes labai įspausim, jisai savo yra suplanavęs, kad jisai sutiks, nežinau, kiek čia, su 90. Ir kompromisas veikia labai paprastų principų. Mes artėjame prie kažkokio tai susitarimo
Ir mūsų kompromisas yra